atėjęs sunkiai tikėjau, kad galim laimėti, nes labai pas mūsų žaidėjas yra problema didelė. Jų suolelis gan ilgokas, bet jie ko gero buvo atsipalaidavę daugiau, gal manė, kad labai lengvai laimės. Bet jaučiu problemų. Dar atėjo papildomai žaidėjas vienas Henrikas, nes jisai darbė būti negalėjo išeiti, tai manau, kad davė didelį pliusą mums. Mes įmonių lygų ir C lygoje žaidžiam, tai tikrai norėtume laimėti įmonių lygą, o C lygą matysim kaip bus. Nuotaikos puikios, aišku, kad puikios. Rungtynės gana sunkios buvo, sunkiai pradėjom, tol įsivažiavom ir varžovai pirmavo, bet paskiau pagavom savo ritmą, pagavom savo žaidimą ir pradėjome žaisti. Ir pasisekė, pasiekoje trečiam kėliny įgijom apčiuopiamą persvarą, kurią bereikėjo išlaikyti. Aišku, kai turim 23 taškus, tai čia savaime gaunas toks atsipalaidavimas, atsipalaidavom ketvirtam kėliny, vos neprisižaidėm. Bet ačiū Dievui, viskas baigėsi, kai baigėsi mūsų pergalė. Varžovų komanda labai stipri, bet šiandien mes buvom stipresni. Šitam turnyre gan stiprią sudėtį surinkom, nieko netruko, žaidėm savo žaidimą, viskas mums kaip ir pavyko. Tikrai kontroliavom rungtynes, sakyčiau, nuo trečio kėlinio. Pirmas kėlinys buvo tikrai neblogas pas mumis, labai neblogai sužaidėm ir antro pradžiai irgi visai tikrai neblogai. Taip kaip mes mokam, taip mes žaidėm. Sugriuvom antro gale ir trečią kėlinį ir va, tai paskiau jau labai sunku buvo užsivesti. O tas galas, va tas, ne, tai čionais yra grinai tik tai iš to pačio, iš tos širdelės, kaip sako, norėjo, kaip sako, komanda sukovoti, kad nebūtų toksai tikrai juokingas jau rezultatas, tai pasistengė ir iš 21 6 padarė, reiškia, tik tai laiko pritrūko, galėjom galbūt ir daugiau dar kažką įspausti. Bet, kaip sako, nereikia žaisti paskutinių minučių, reikia žaisti visas varžybas. Labai džiaugiamės, startas puikus, tikėkimės. Taip pat pasirodysim ir C lygoje, mūsų tikslai keliami irgi bent jau finalinis ketvirtas mažiausiai.